Mūsų šeima pasiryžo ilgai kelioniai automobiliu į šiltus kraštus, kad patirt automobilinių kelionių įspūdžius. Keliaujant iš Lietuvos per centrinę Europą, Balkanus, patenkant į pietinę dalį ir galiausiai pasiekiant Kretos salą Graikijoje. Bei tokį tripą darome pirmą kartą. Tad sėskitės patogiau ir kartu pasinerkime į kelionės įspūdžius, kad sužinot daugiau apie vietovės, kurias galima aplankyti. Ir tai mūsų neįtikėtinos kelionės antroji dalis. O kol nepradėjome, būtinai komentuokite, spauskite patinka ir prenumeruokitės, kad daugiau žmonių pamatytų šį video. Ačiū Jums ir pradedam. Pirmoji daly mes įveikėm 900 km, kur susipažinome ne tik su mums žinomom vietom, bet ir aplankėm iki tol nematytas vietas. Praleidom 2 naktis ir užsipylėme 120 litrų kuro. Dalinomės patarimais ir mintimis ir palikus paskutinę lokaciją Lenkijoje, išjudėjome link Čekijos. Ir nuo čia tęsėme kelionę. Tolimesnis mūsų planas – nuvykti per Čekiją, Austriją ir Slovėniją, pakeliui aplankydami dėmesio vertas vietas. Ir štai pirmoji vietovė. Ne, tai ne ji. Štai. O dar tiksliau – čia. Taip, nieko naujo, bet vietelė, be kurios neišeina išsisukti kelionėse. Parodai, kaip tu darai. O dabar kaip aš. O dabar kaip tu. Na dabar aš bombastistai. Bombastistai. Mes keliaujam 2 dienas. Tas dienas prabuvom Lenkijoje. Žinot, tikrai jinai nėra maža. Dar kai važiuoji su palyda, tai žodžiu. Šiandieną įvažiavom į Čekiją. Kol kas oras labai fainas, bet dar netoks fainas, kad galima nuolat būti lauke. Važiuojam ir tikimės, kad toliau bus šilčiau. Pajudinam klubais prieš važiuojant toliau. Patikrinam mašiną. Ir pirmin. Sekantis patarimas, kurio nereikėtų pamiršti, tai kelių mokesčiai, kitaip vadinamos vinjetės. Šiose šalyse tai griežtai kontroliuojama, tad siūlyčiau įsigyti nors ir kertant šalį per vieną ar keletą dienų, nes ne tik stabdo patikrai, bet yra ir kameros, skenuojančios kelyje važiuojančias mašinas. Kągi, pradėkime tyrinėjimą pakeliui esančių Čekijos vietovių. Ir pirmasis pasitinka miestas Ostrava. Tai trečiasis pagal dydį miestas, kuriame galima rasti baroko, renesanso ir gotikos pastatų. Ir daugiau niekom nesiskiriantis miestas. Na, jeigu tik ne vienas dalykas. Nustebsite, bet būtent šis kompleksas yra miesto vizitinė kortelė. Jo istorija prasidėjo pramoninės revoliucijos laikais, o sumažėjus pramoniai buvo transformuotas į turistinį objektą. Tad Ostrava įdomi vieta tiems, kas domisi pramonės istorija ir kultūra. Ir judėkime toliau. Tai 14 amžiuje pastatytas bokštas, esantis Štramberg miestelėje. Tai puikiai vieta pasinerti į autentišką Čekijos kaimo atmosferą bei mėgautis nuostabiais vaizdais iš bokšto. Ir tai vienas iš lankomiausių turistinių objektų regione.
Ir štai sekanti dėmesio verta vieta. Šis senovinis miestas garsėja savo architektūros grožiu ir kultūrinių palikimų. Taip pat žinomas dėl barokinės architektūros paminklo, kurį UNESCO įtraukė į pasaulio paveldo sąrašą. Toliau mūsų laukia miestas Brno, kuriame norėjome praleisti daugiau laiko ir kurį taip pat rekomenduojame aplankyti. Pradedam miesto pažintį mažais žingsneliais ir burbulais, kad visi keliautojai būtų patenkinti. Nors gatvėse daug judrumo ir šurmulio, aplink skambantis muzikantai ir pilna parduotuvių, tai netrukdo jaustis jaukiai šiame mieste. Brno, kaip antrasis pagal dydį Čekijos miestas, gali pasigirti įspūdingais istoriniais pastatais ir unikaliais bruožais, kurie jį išskiria iš kitų miestų. Vienas žymiausių miesto simbolių yra Špilbergo tvirtovė, stovinti ant kalvos su nuostabiu vaizdu į miestą. Taip pat turi įspūdingą katedrą, kurios architektūra traukia tūkstančių turistų iš viso pasaulio. Ir štai visų grožių Brno. Taigi po visko pamatyto šiame mieste, pats metas paragauti vietinių patiekalų. O kol ragaujam, turėčiau paminėti apie dar vieną unikalią vietą šalia Brno. Moravijos karstų regionas, garsėjantis savo urvais, kur galit pasivaikščioti po požeminį pasaulį ar net pasiplaukit su valtimi. Taip pat pamatyti 138 metrų gilių tarpeklį. Na, o dabar keliaukime link Austrijos, kur pakeliui randame unikalų religinį pastatą ant mažos salos. Mykolov mieste esančią 13 amžiaus pilį. Ir dar vieną pilį netoli esančiame Lednice mieste. Bei šalia stovinti egzotišką architektūrinį stebuklą. Tad Čekija tikrai turi ko nustebinti, o mūsų maršrutas per Čekiją nuvažiuotas. Ir toliau laukia Austrija. Bei pasiekus Vieną, sustosim nakvynį. Dar vienas patarimas, kuris pravers. Tai būtų nuoma kelionės metu. Galite nesivarginti dėl išankstinių rezervacijų, nes per nuomos platformas be problemų išsinuomosite nors ir tą pačią dieną. Tik atkreipkite dėmesį į šios dalykus. Rytas prasideda nuo rumtūro. O dabar pajungiam kameras ir lekiam tyrinėti miestą. Važiuodami čia, žinojome, kad tai vienas gražiausių miestų Europoje. Bet kad to grožio bus tiek daug, tikrai nesitikėjome. Visas miestas kaip muziejus po atviru dangumi. Radus parkingą pačiame centre, išjudėjome turistauti. Ir pirmas dalykas, kurį pastebėsite šiame mieste, tai jį supanti prabanga ir stilius. Ne tik dėl įspūdingų pastatų, bet ir daugybės aukščiausios klasės parduotuvių, į kurias net stovi eilės. Bei aplink supančių stilingų žmonių.
Tai miestas, kuris užbūrė savo atmosferą, galintis ne tik sutalpinti didžiulius turistų kiekius, bet ir turintis daugybę vietų ramaus laiko praleidimui. Šis miestas garsėja savo istoriją, kultūrą ir išskirtinę architektūrą, bei tokiame kiekyje, kad tam reikėtų atskiro video, bet bent dalį to tikrai pavyks pamatyti. Tad pasitikite Austrijos sostinė Viena. Lieka tik pridurti, šį miestą nebūtina, o privalote pamatyti gyvai. Ir pratęskime. Važiuojant šioje Austrijos dalyje, pakeliui galite rasti tvirtovės, krioklius, urvus ar įdomias vietovės. Bet deja, nepamatysime didžiausios dalies įspūdingų gamtos vaizdinių ir unikalių vietų, nes jie visi randasi vakarinėje šalies dalyje, o čia dominuoja didžiausi šalies miestai. Tad sekantis pakeliui yra Graz. Graz yra antrasis pagal dydį ir vienas seniausių miestų šalyje. Ir aišku, net šalia neprilygsta Vienai. Miestą puošia barokinio stiliaus pastatai, tvirtovė ant miesto viršūnės ir senamiestis priklausantis UNESCO. O po šio miesto mūsų maršrutas per Austriją baigėsi ir toliau keliaujame per Slovėniją. Bet ilgai čia neužsibuvome, nes pagal mūsų maršrutą atstumas iki Kroatijos užima tik 40 minučių. O kad pamatyti tokius šios šalies vaizdus, taip pat reikėtų keliauti į vakarinę šalies dalį. O mum pakeliui buvo Mariboro miestas pasižymintis istoriniais pastatais ir Ptuj miesto viduramžių tvirtovę. Dar pasipildėme kuro bei radome vietą, kur apsistosim. Taigi, draugai, šią dalį baigėme čia, o toliau susitiksime Balkanuose, kur mūsų lauks šiltesni orai, įspūdinga gamta ir nauji patyrimai. Iki pasimatymų.